Sveiki, aš esu Fabiola Molina, neinvazinės neuromoduliacijos NESA fizioterapeutė ir ekspertė. Pristatysiu toliau pateiktą atvejį remdamasi savo klinikinę patirtimį. Šiuo atveju NESA terapija atvyko pacientė iš senosios klinikos, kuri pas mus gydėsi daugelį metų dėl uodegikaulio lūžio. Po 5 metų dėl lūžio jai išsivystė lėtinis skausmas. Taigi pacientė buvo patyrusi uodegikaulio lūžį ir po 5 metų ji toliau kentė lėtinį skausmą. Vartojo daug vaistų ir taip pat lankėsi skausmo gydymo klinikoje. Ši pacientė 5 metus buvo skausmo gydymo klinikos pacientė ir buvo gydoma stipriais vaistais, blokadomis uodegikaulio srityje, bei operacinėje taikant radiodažnio terapiją. Skausmas nemažėjo ir mes pradėjome taikyti NESA terapiją. Ši negalia jai sukėlė ir su miegu bei nerimu susijusių problemų, kurias pradėjome gydyti centralizuotai. Vėliau šias problemas gydėme ant krūtinkaulio rankenos uždedami kryptingąjį elektrodą. Pagerėjus bendrai pacientės psichikos būklei, galėjome pradėti ją gydyti ir uždėti kryptingąjį elektrodą ties kryžkauliu, naudodami 3 bei 6 ir 7 programas. 6 programa iš pradžių pagerino pacientės gyvenimo kokybę, nes sumažino skausmą, bet po kelių seansų, kai vyko 10-11 seansas, pamatėme, kad skausmui nebebuvo daromas poveikis. Dėl to pradėjome mažinti gydymą 6 programa ir skiriame daugiau laiko 7 programai. Ir tuo metu skausmo intensyvumas taip pat ėmė mažėti. Šiems pacientams, kurie jau ilgą laiką kenčia skausmus, reikia daug seansų. Maždaug 3 ar 4 seansų per savaitę ir matant, kad situacija gerėja, seansų skaičių reikia mažinti. Kas įvyko šiuo atveju? Šiai pacientai pas mus buvo atlikta daugiau nei 30-40 seansų, o tada jau buvo paskirta priežiūra. Jie atvykdavo 1 kartą per savaitę arba kas 2 savaitės arba 1 kartą per mėnesį priklausomai nuo to, kaip jie jautėsi. Reikia atsižvelgti į tai, kad įvykiai, su kuriais pacientė susiduria kasdien, pavyzdžiui, stresas, šeimos, ekonominės ar darbo problemos, turės tiesioginės įtakos tokio tipo lėtiniams skausmams, kurie laikui bėgant gali paūmėti. Turime suteikti pacientai priemonės ir ši gali būti viena iš jų ir patarti dėl gyvenimo būdo pokyčių, kad būtų galima kiek įmanoma sušvelninti tokio tipo skausmų atsiradimus. Galiausiai mums pavyko pagerinti pacientės miego kokybę ir sumažinti jos skausmų intensyvumą ir stresą bei nerimą. Viskas įvyko dėl autonominės nervų sistemos neuromoduliacijos naudojant NESA technologiją.